ar sukant į dešinę reikia vadovauti šviesoforo signalais. Pirmiausia, kyla klausimas, kiek jūs matote stop linijų? Mes matome čia, mes matome čia ir matome čia, ar ne? Atvažiuoja 3 šviesoforai. Vien matot šią sankryžą iš Sluškų gatvės pozicijos kyla dar keletą klausimų. Pirmiausia, pradėkime, tai kur stop linija važiuojant į dešinę? Stop linijos į dešinę nėra. Yra ženklas, kad atsiranda 2 juostos. Pirma mintis buvo, kad čia yra Sluškų gatvė, tai yra vienpusis eismas. Nes pažiūrėkite, kokia gatvelė ir yra 2 juostos. Kur jos čia yra, aš nelabai suprantu. Atrodo, visur padarė ženklinimą, tačiau padaryti antros juostos žymėjimą neišdrįso. O kaip reikės važiuoti ir sukant į dešinę, ar reikės duoti kelią iš kairės atvažiuojančiams transporto priemonėms, jeigu neveiks šviesoforo signalų? Ir lieka tik tai dar toks trečias klausimas, o kam reikalinga greitėjimo juosta išvažiuojant iš Sluškų gatvės? Ar jūs matėte kada nors reguliuojamoje sankryžoje, kad būtų greitėjimo juosta? Iš kogi mums žinoti, kad Kosciuškos gatvė yra pagrindinė? Visi žino tą savoką pagrindinis kelias. Ir visi žino, kada tu važiuoji pagrindiniu keliu. Visi puikiai žino duoti kelią trikampį. Visi puikiai žino kelio ženklą stop. Tačiau yra dar vienas ženklas, kuris sako, kad jūs esate šalutinėme kelyje. Ir tai yra gyvenamosios zonos pabaiga. Mes duodam kelią iš visų pusių važiuojančiam transporto priemonėm. Tai kągi reikalinga greitėjimo juosta išvažiuojant iš Sluškų gatvės į Kosciuškos gatvę. Tam ji ir yra, kad jis greitėtų, įsilietų, bet vis tiek duotų kelią prieš tai. Tai dabar lieka tik dar kartą jūsų paklausti, ar reikia šioje sankryžoje sukant į dešinę vadovautis šviesoforo signalu.